Ruduo yra tas metas, kada turime išgenėti sulą leidžiančius augalus. Ta, ką pavasarį griežtai negalima, tą turim padaryti rugsėjį, spalį, iki lapkričio panašiai vidurio. Labai gerai būtų. Tada spėja apdžiūti žaizda ir per žiemą neužsikrečia, nesusirgia. Tam tinka beržai, klevai, riešutmedžiai, vynmedžiai, aktinidijos, skroblai, bukai. Visą tai turite padaryti dabar. Ir aš pabandysiu sutvarkyti kelis beržus, klevą, rožes. Tarp kitko, reikia patrumpinti rožes tam, kad lengviau būtų uždengti žiemai, kad jos geriau peržiemotų. Būtinai dėvėkite akinius, saugokite akis, pirštinės, saugokite rankas ir specialūs batai tam, kad nukritusi šaka nesužalotų jūsų kojų. Pažiūrėkite, štai čia auginu žaliažievį klevą, kuris nuostabiai atrodo žiemą ir noriu paryškinti, atidengti jo visą kamieną bei lają pakelti aukščiau, kad daugiau saulės gautų po apačią augantis augalai. Tai mano tikslas yra nukirpti apatinės šakas ir paryškinti, parodyti. Lygiai tą patį dažnai padarau su himalajiniais beržais, kad apačią nukerpu, kad pamatyčiau visą kamieną. Ten juk visas grožis tame kamiene. Pažiūrėkite, kokia žievė, koks kamienas. O šalia irgi labai gražiai organiškai atrodantis augalas, tai yra ožekšnis sparnuotasis, kuris žiemą turi gražius sparnus. Tuoj nusidažys, va tokia spalva visas. Štai pažiūrėkite, rožės dar vis žydi, bet turiu pritrumpinti ūglius. Va šiais metais po žydėjimo aš nukirpau, jisai išleido didelį ūglį, bet man reikia nukirpti, nes žiemai paruošti tokius ilgus ūglius bus labai sudėtinga ir dažniausiai jie net neperžiemoja. Todėl pritrumpinu, žiemą viską apdengsiu ir pavasarį vėl džiaugsiuosi naujais ūgliais ir naujais žiedais. Dar pritrumpinom. Na, tai tik tai keli darbai iš rudens darbų, dar laukia labai daug. O daugiau darbų rasite Ginalas, daugiau darbų, daugiau patarimų, kaip atlikti darbus savo sode rasite ginalas.lt.